Šiandien sportavau su rinkiminė naktim. Pasižiūrėjau, kaip vyko rinkimai. O gyvenimas toliau eina. Antradienį ką parodysiu. Nieko gero čia nerodo. Norėjau sakyti, kad sunkus rytas kažkoks taip puolė. Gal pilnatis, gal dar kažkas. Pasižiūriu, kad čia turbūt jo kažkas tai rimčiau yra. Pamatyt kokią tai masiškai blogą tie. Oi, einam pajudėt. To vietoj, kurioje pasidariau tatu, prieš N metų man iššoko kraujagyslė, kurią saugojo nuo trūkimo tik tai oda. Pasikonsultavau su gydytojais, tai žodžiu ir šiek tiek ir pavojinga, nes jos trūkimo atveju tai nevaržomai kraujas bėgtų. O tai teko pasidaryti operaciją ir išpjauti. Bepjaunant pasakė, kad didelį kiekį reikia išpjauti, nes ten išsišakojus, jinai kažkaip žodžiu liko randas, o toj vietoj, kada matydavo mano mažoji mergaitė, kai matydavo tą tokį iššokusį gumbą juodą, klausdavo, kas čia yra, ir aš, kada buvo maža, paaiškinsi, kad čia kraujagyslė ar dar kažkaip, sakydavom, kad ten slepiasi musė, tai vat, taip atsirado musė ir atsirado tatuiruotė musė. Pasiklausiau, ar gali tą randą uždengti su musės tatu. Sakė, galim pabandyti. Tai vat pabandėm. Dabar po poros savaičių pasižiūrėsim, kaip ten realiai atrodo, ar normaliai sugyja, ar ne. Ir dar vienas dalykas. Tai kaip man sekasi nerūkyti. Elektroninės cigaretės, ogi sekasi. Antrą dieną, šiandien antradienis, šiuo metu yra 15:22. Dar nerūkiau, noriu. Tiksliau, ne tai, kad noriu, o dėl to, kad atrodo keista, kad to nedarai, kad nėra kažkur elektroninės cigaretės, ypač vairuojant. Ir vėl Vilnius, ir vėl Vilnius. Tai trečiadienio diena, be automobilio vaikštau, nes automobilį pridaviau servisui. Ryte važiavau į Vilnių. Negalėjau nueiti į sportą, nes reikėjo išvažiuoti labai anksti ryte. Grįžau, teko atiduoti automobilį servisui, kaip minėjau. Valgau bilenką, valgau atmestinai. Niekur dar kažkaip nesigauna visko, dabar laikytis kažkoks tai chaosas. Tokia betvarkė didžiulė. Šiandien yra spalio 16 diena, taip vadinama boso diena. Ir jeigu kažkokie bosai gauna kažkokias tai dovanas, knygos, tai aš gaunu. Štai. Mano chebra žino, ko aš noriu, ką aš mėgstu ir ko man reikia. Tai ir ačiū jiem. Čia jau praplėšim, nes reikia paragauti. Ir salda. Ir sveika. Super. Jau nesąmonės. Ir vėl sulaukiam šviesos, pilnaties. Per pilnatį matyt mažiau sportuojančių. Sunku matyt atsikelt. Jeigu kam buvo įdomu pamatyti, kaip atrodo Kaunas 5:50 ketvirtadienį ryte, tai jis atrodo va šitaip.
O mes vaikštam dėl to, kad mūsų mašinų servise šalta. Minusiukas tikrai, šalia viskas. Bet tokia, sakyčiau, pramoga. Retai tokiu metu jau būna, kad pasivaikščioti išeina. Ketvirtadienis. Iš to, kad aš vaikštau, galit būti tikri, kad mašinos dar neturiu. Jeigu mašinos neturiu, tai vaikštau. Šiandien 3 valanda po 3 jau 11 000 žingsnių. Bet oras puikus, tai galima pasivaikščioti. Ir dar vaikštant visai nesinori rūkyti ir galvoti apie rūkimą. O kitas dalykas, pradėjo augti svoris. O pradėjo augti dėl to, kad pradėjau užkandžiauti tam, kad negalvotum ten apie rūkimus kažkokius, galbūt čia mano tokia prielaida. Tai tada kažkaip tai kažko tai pamainai ir pradėjau valgyti tai tą, tai aną, tai trečią. Ir labą dieną. Ar tai skysčiai kaupės, ar tai kalorijų per daug. Žodžiu, turiu vėl nemalonę tendenciją augti, bet po to gal nukris. Šiandien žaidžia Žalgiris, tai bus galima pasižiūrėti Žalgiriuką. O rytoj jau penktadienis. Ir praėjo savaitė. Taip sprogo. Ajajaj. Skanu. Na, kuo skiriasi vakar rytas nuo šio ryto? Niekuo. Vėl be mašinos, einu į darbą, laukia gražu, bet šalta, svoris nekrenta, viskas pagal vakar dienos scenarijų. Nu ką, tempuojam į darbą vakar 3 kėlinio pabaigoje, kai žaidė Žalgiris su Milanu, nuėjau gult, nes, sakau, reikia, man svarbiau yra pamiegoti, negu pasižiūrėti Žalgirio pralaimėjimą. Tai va, tai Žalgiris laimėjo. Tai ryte teko pasižiūrėti pakartojimą. Dabar jau vėluoju į darbą, tai tempuoju greičiau šiek tiek. Tai toks tas penktadienio rytas. Va, koks rytas.
Šeštadienis, 12 valandų. Nueita 4000, matėt kiek čia? 4500 žingsnių. Šeštadienis prasidėjo taip, kad jau 250, gal biškį mažiau kilometrų susukta per Lietuvą. Aplankėm kapinėlės, aplankėm tėvelius ir dabar grįžom į Kauną ir šiaušiam į darbą. Nes darbų dabar iki Kalėdų bus sočiai. Tai ar pirmadienis, ar šeštadienis, ar sekmadienis mums yra vienodos dienos. Tik tiek, kad sportuoti nereikia. Tai va, tepam slidės ir darbų. Batonas, paštetas ir lašiša. Tūlika žinau, kur yra. A little longer than a few minutes later. Ragaujame Dubajaus šokoladą ir mes šiandieną jį pačios gaminom su mama ir aš. Žiauriai skanus. Rekomenduoju paragauti. Nu, čia be pakitimų. Nu ir iš tikrųjų, rupūs miltai. Sekmadienio rytas 88,10 kažkiek, tai 150. Ne tai, kad per savaitę nenumetėm, bet priaugom. Va, tai žinokit. Tai čia vienas iš dviejų dalykų. Arba skaičiau knygą, gali būti, kad proto padaugėjo. Arba labai sportuoju, tai raumenys auga. Maisto tai tiek nevalgiau. Nežinau. Ir šiaip iš tikrųjų nerūpi, nes dabar šiuo atveju tai man rūpi tai, kad aš visą savaitę net nepaliečiau elektroninės cigaretės. Dėl to yra labai džiugu. Ką padarysite? Kilogramus visai nukris. Numesim, atsikratysim, ištaškysim, kaip bebūtų. Bet apimtis nepakito. Apimtis liko 97. Jau galvojau, kad dar ir šitoj vietoj gal turbūt kokia bus nesąmonė, bet ne. Viskas su šituo dalyku gerai. Ir tik su svoriu. Nu ir su maistu, gal ir biški su mityba. Tai va, tai kaip ir atsakiau tą klausimą, kad yra turbūt dalykų, kuriuos reikėtų biškelį persižiūrėti. Viskas bus gerai. O šiandien vėl šuoliuoju iki darbo, kadangi neturiu kažko tai maistiško, tai pasiėmiau ropinį kopūstą ir bus mano tai pietukai. Grįšim, pasižiūrėsim Žalgirio. Tai va tokia ta savaitė. Šita savaitė buvo intensyvis, pats geriausias dalykas yra tas, kad mečiau ir atsilaikiau dėl elektroninės cigaretės, pasidarėm tatuiruotę. Nu ką, įspūdinga savaitė, yra įspūdžių, yra kažkokios tai, bus ką prisiminti. Tai rudenėjantis Kaunas už mano nugaros, blemba kaip greit pradėjo geltonuoti, bet aišku ir šaltukai rytais jau kandžiojas neprastai. Na, konstatuojam faktą. Sekmadienis prasidėjo su durnais skaičiais. Sekmadienis ir tęsis toks nei šis, nei tas. Darbe nesisekė, investuoju savo laiką į
savaitgalį galėtum tiesiog ilsėtis, tai ne, nueini į darbą, bet ten irgi nesiseka. Nu, žodžiu, imam kitą savaitę.